turiu susitikimą su Marina, jinai gyvena Rusijoje. Dabar pasiruošęs esu, laukiu jos prisijungimo. Ir dabar padariau korekciją. Dabar Marina ramiai viską išjaučia savo kūne, kur kas vyksta. Parodau, kaip reikia daryti namų darbus. Taip. Apibendrinimas. Klausimas buvo Marinos apie, kodėl jinai sunkiai, blogai mato į tolį ir jaučia, kad jinai ir sunkiai atsimena. Tai va čia buvo jos pagrindinis klausimas ir ką mes radome. Radome, kad šitas yra dalykas susijęs su tokiu dalyku, kaip aš kažką noriu, aš kažką jaučiu, bet save išduodu. Tai va su tokiu dalyku, nes jinai, ir atradom ten konkrečią situaciją, pradirbom, gavo jinai įrankius, su kuriais turės dirbti, ir jeigu susidurs su tokiai situacijom darbe, jinai turės irgi dar kelias dienas padirbti, kol nesusiformuos tas stabilus įprotis, o jeigu kalbant moksliškai, tai neurologinis jungtis, kol nesusiformuos. O daugiau, taip pat mes jai sukūrėm naują reflektorinį tokį kaip kanalą, kuris yra susijęs su kaip pakelti savo savivertę, todėl kad viskas vyko, jinai savęs nevertino dėl to, kad buvo maža savivertė. Jai paprasčiausiai mažytei nieks nesuformavo šito dalyko, nes viską mes mokinamės. Visur yra, pavyzdžiui, programos, kaip mokina mumis bijoti ir gėdintis ir jaustis kaltais. Tai lygiai taip pat tėvai galėtų suformuoti mums, man tai jau nesuformuos, bet, pavyzdžiui, tie, kurie turi vaikus, galėtų jau savo vaikam suformuoti savivertės, kad jie turėtų aukštą savo savivertę, kad tie žmonės nevergautų, neaugintų kaip vergus, bet kad jau jie galėtų. Tai yra atitinkamas elgesys su savo vaikais. Tai va, šitą dar mes su jais suformavom ir dabar jinai su tuo dirbs ir, žiūrėsim, lauksim. Paskui dar visoje pasišnekėjimuose radom, kad jos smegenys negalėjo persigrupuoti ir persitransformuoti dėl to, kad buvo ištraukę dantį ir dantis turėjo įtakos kaklo srityje, dėl to buvo paduodama per mažai kraujo. Taip pat šitas kaklas buvo susijęs su uodegikauliu. Tai va, ir jai sunku merginai įkvėpti iki mažojo šito dubens. Jinai gali įkvėpti labai gerai iki bambos, bet žemiau jau negali įkvėpti. Bet dabar pradirbom, dabar žiūrėsim, reikia, kad kelias dienas praeitų, nes daug buvo susiję ir su žarnynu, ir su kepenimis. Žodžiu, dabar reikia, kad viskas prasidirbtų. Ir kadangi problemos yra ne metų ir ne 2, o čia jau kalbama apie 30 metų problemas, tai, būkim, kaip sakoma, biški, kaip ir sakyti, reikia duoti ir laiko, kad tas kūnas atsistatytų, nes čia yra ląstelės. Ląstelės joms reikia truputėlį laiko, mėnesio, 2, kol jos viskas susitvarkys. Tai va toks trumpas būtų apžvalga tokia iš šito, kaip sakoma, konsultacijos. Ir jeigu jums įdomu ir jūs norite, kaip sakoma, iš dugno pasikelti, tai tada jums teks registruotis pas mane. Gydymo kaina yra 200 eurų, 60 minučių, kitą kartą užsitęsia iki 1,5 valandos. Atsirenku žmonės, ne visiems galiu tai padaryti, nes turiu atsirinkti žmonės, kurie yra pasiruošę tam, nes ne visiems žmonėms dar reikia būti sveikiem, nes jie turi atitinkamai, čia kaip brandos etapas yra. Skausmas yra tam, kad subrandintų.
Tai va, bet jau kiti žmonės negali išeiti, nes jau yra susiformavę tos reflektoriniai tie lankai, todėl jiem jau reikia pagalbos, nes jie patys jau nebesugeba. Pavyzdžiui, kad jie, kaip jai buvo dantis ištrautas arba kaip jinai buvo nukritus ant uodegikaulio. Jos paprasčiausiai jau sistema buvo struktūriniai pakitimai, kurie neleido jos nerviniai sistemai persiformuoti. Tai va tokiem jau žmonėm galima padėti. O kitiem, kurie yra pilnai sveiki ir gali naudotis ir jie, kaip pasakyti, ir dar turi resursų, tai dar jie turi truputėlį turi padirbėti su savimi. Viskas priklauso, kaip formuluoja klausimus, kaip stato prioritetus, į ką atsižvelgia ir iš viso ar gali savo pinigų, pavyzdžiui, tokius kaip 200 eurų išleisti. Nes jeigu ir gali būti, kad dar reikės ir dar net 200, o gali būti, kad dar reikės 5 kartus ateiti. Iš viso ar 1000 eurų gali išleisti ant savo savigydos. Tai va, čia viskas yra brandos klausimai, kas kur ką svarbiau. Ir svarbiausia yra, kaip mano draugas vakar parašė, fokusuokis į tuos, kurie nori gauti, o tie, kurie nenori, jie paprasčiausiai jų visada buvo ir bus. Dėkui ir iki.